Sveiki visi užsukę mano kanalą Kryžiukų menas. Susitinkam po savaitės. Praeitam video matėt, kad man ruletė suko būtent šį paveikslą, Astros schema, karšta kakava. Kita ruletė suko būtent kiek dienų siuvinėsiu, tai suko būtent visą mėnesį siuvinėti ilgiausiai. Tai tokiais mažais gabaliukais visą mėnesį jungsiu ir mėnesio pabaigoje parodysiu visą video, pamatysite visą mano progresą nuo pradžios iki pabaigos, kaip sakant, to mėnesio. Tai va, dabar ta pirma savaitė, kaip ta pirma savaitė man sekėsi siuvinėti, ta pirma savaitė. Iš tikrųjų visai neblogai, džiaugiuosi, tik norėjusi daugiau kryžiukų padaryti, bet nėjo, nes sunku grįžti tą režimą man trupučiuką. Visuma šiaip pagal viską, tai viskas gerai, klaidų mažai. Ką aš siuvinėjau, tai siuvinėjau būtent šitą plotelį iki pačio malo lapelio, netoli trūksta, kad eičiau iki uogų, paskui dėjau biškį jau link viršaus, kad bent kažkas bandytų jau matytis, bet realiai pasižiūrėjus. Jei nežinočiau, koks čia per paveikslas, tai net nesuprasčiau, kas čia turėtų būti iš tikrųjų. Tai vat jums parodysiu dabar būtent, kaip jis atrodo ant medžiagos, ant audinio. Medžiaga aida, kaip sakant. Ir 18 kauntas. Nes aš nesiuvinėjau 16, siuvinėjau tik ant 18 kauntų, smulkiausia. Patys kryžiukai visumą gražiai žiūrisi, gal kai kur galėtų būti ir gražiau man, bet visumą sudėjęs kryžiukai, manau, visai neblogai, visai tokie gražus, sakyčiau, palyginčiau. Tai va, kaip sekėsi visas pats procesas, klaidų mažai, atidumo reikia tik man biškį, nes su saga ir žiūrint kaip įsiuvinėta, kiek jau buvo toks momentas, kad vos nepridariau tikrai daug klaidų, o pasirodo viskas čia buvo gerai, tai va tame trūksta, kad atidumo reikia daugiau man. Irgi žiūriu, jau atpratau biškį nuo to siuvinėjimo, tai tikiuosi greitai sugrįžti tas savo vėžes, kaip sakant. Tai va, dabar paėmus to į sagą, pažiūrėkime būtent, kiek man pavyko viso padaryti per savaitę tų kryžiukų. Štai, man. Sagas pagalba, galima biškį taip padaryti gal. Sagas pagalba, ta lempa man biškį nepatinka, kad ant paveikslo, nu va, taip patraukiau gerai. Štai, kai man Astros schema, karšta kakava. Dabar jums tai parodysiu būtent pačią schemą, kaip aš siuvinėjau. Tai kaip matot, siuvinėta buvo taip ėjau. Ir paskui, kai matai, stengiuosi eilės tvarka, žinoma, biškį pamėtau. Stengiuosi iš karto siuvinėti pačius pavienius kryžiukus. Va tokius, va tarkim. Paskui, ką aš irgi va dabar siuvinėsiu, tai siuvinėsiu būtent šitą dalį bandysiu, va. Siuvinėsiu šituos va simbolius, paskui eisiu būtent šitą simbolį siuvinėti, paskui eilės tvarka, va gražiai matot, kaip einasi, paskui šitie va simboliai va. Ir taip gražiai eilės tvarka einu. Stengiuosi biškį ir pamėtyti, žinoma. Pradžiai tos pavienius siuvinėjau, bet grinai taip visą stipriai daug pamėtyti aš taip nedarau. Ilgo siūlo netempiu, nes paskui būna nelygus kryžiukai, palaidi kryžiukai gaunasi man paskui. Tai aš geriau po biškį man visai gaunasi ir realiai ir greitas procesas, nes čia realiai ta schema tikrai nėra sudėtinga, ypač šitam plotelį, ką aš dabar siuvinėjau būtent va visą šitą plotelį, tai jin tikrai man nėra sudėtinga. Realiai iš viso blendo yra 18 ir iš viso 17 spalvų dabar paimta, kiek šitam plotelį padaryta. O viso, kiek padaryta kryžiukų, tai eikime į progresą ir kodėl man čia nepasispaudžia. Ko dabar tu čia nepasispaudė man? Kažkas čia pastrigo biškį man nujaučiu. Nu rimtai.
nepasispaudžia. Kiek bandau. Nu, rūpas miltai, nu. Jeigu šitą paspausiu. Net ir šitaip nepasispaudžia. Tai palaukit, sutvarkysim ją biškį. Žiūrėkim, kas čia vyksta. Na, aš jau per naują spaudžiu. Palaukit. Žiūrėk, kas čia. Tikrai pastrigo man. Vat gaila, realiai rodo procentų 2,32 procentai, kaip sakant, tai kodėl tu man nepasispaudino, kas čia dabar? Dabar vėl bandykim iš naujo. O, dabar gerai, viskas ne taip įjungiu, perjungiau, viską padariau, ką reikėjo. Štai, dabar viskas gerai. Vat kokie trūkdžiai. Taigi, taip, grįžtant dabar prie viso šito, tai realiai, kaip matot, mano visą progresą, tą procesą, tų kryžiukų, tai 7, 3, 2, 5, ten po 5 nustengiau tikrai, bet matot, sunku įsivažiuoti biškį, nes ir tos šventės ir visa kita. Tai irgi ne tas galvoj taip labai buvo. Tai po naujų gal labiau išeis man įsivažiuoti, jaučiu. Tai toliau žiūrint dabar kryžiukų skaičius, tai 2281 kryžiukų ir kaip minėjau, 2,32 procentai. Tai toks mano visos savaitės procesas, progresas, kai man sekėsi siuvinėti su šiuo paveikslu, kaip ir minėjau, visai gerai, viskas mažai klaidų, tas plotelį, būtent tam plotelį siuvinėti tikrai nieko sudėtingo nėra. Dabar šiuo metu tai tikrai viskas smagiai einasi, kaip sakant. Tai va toks mano mini trumpas jums papasakojimas, būtent kai man sekėsi siuvinėti praeitą savaitę. O aš čia siuvinėjau būtent nuo tos dienos, pažiūrėkime mano žurnalą, kurį pildau. Nuo tos dienos pradėjau, nuo 17 dienos pradėjau siuvinėti ir šeštadienį 23 dieną realiai jį baigiau siuvinėti. Tai kaip matot irgi žymiuosi kalendoriukais. Nes aš tą pačią dieną, kai matot irgi kai baigiau siuvinėti būtent gnomą tą žiemą, aš tą pačią dieną ir pradėjau šitą pasiuvinėti biškitas, tai tuos 7 kryžiukus padariau. Tai kaip matot. Tai taip po biškį ir judu, kaip sakant, su to paveikslu. Tai bus matyti, kaip bus toliau man su juo. Tai va, toks mano progresas šios praeitos savaitės, tad noriu palinkėti jums gražiai sutikti naujuosius, kaip sakant, ir iki kitą kartą. Nepamirškit, žinoma, prenumeruoti, laiką, pakomentuokit, tikrai bus smagu man. Ačiū jums už palaikymą ir ką. Iki kito pasimatymų, iki kito karto, po naujų jau. Ate. Sveiki visi ir ką, su naujais metais. Noriu palinkėti jums daug gražesnių šių metų ir žinoma atrasti mylimiems daugiau laiko kryžiukams ir žinoma turėti daugiau pabaigtukų. Taigi, ir kai man ta antroji savaitė sekėsi su šituo paveikslu, ką galiu pasakyti, nei gerai, nei blogai, taip per viduriuką, nes antroji savaitė kelios dienos buvo nesiuvinėtos, tai automatiškai ir mažiau kryžiukų padariau. Tai realiai viso kryžiukų yra padaryta 1453 antroji savaitėj, tai realiai daug mažiau biški negu pirmoji savaitė. Tai tikiuosi tas likusias 2 savaitės padarysiu daug daugiau ir dvigubai daugiau. Bet kaip sakant, stengiuosi taip stipriai neplanuoti. Bent tikiuosi, kad bus daugiau biški tų kryžiukų padaryta per tas 2 savaitės likusias. Taigi, ir kokį man plotelį pavyko pasiuvinėti, tai pradžiai parodysiu ant nuotraukos, žinoma, tai šita dalis, jau rankšluostuko patį galiukas rankšluostuko, čia biškutį irgi pasiuvinėjau, amalą patį ir netgi dėjau jau grinai prie pat uogyčių tų 3, kaip sakant, šviečiasi čia 3 uogytės lygtais. Taip.
Tai žiūrėsim, kaip matysis, man tos uogytės labai įdomu, tai turbūt irgi aš jau rytoj bandysiu tas uogas įsiunėti, nes kai uogas įsiunėsiu, manau, pats ir lapelis gražiai prariškės, daugiau matysis, kad čia lapelis. Nu, bet bus labai įdomu pažiūrėti, kaip čia kas bus. O taip toliau, tai dar ėjau link šitos, nes aš noriu, iš tikrųjų noriu pabaigti iki pačio krašto šito, kad vismą matyčiau visą ploto šito paveikslo, kaip atrodo visai, kokiam jau realiai dydžio patį visą to paveikslo. Tai bus labai įdomu pamatyti, labai noriu per tas 2 savaitės iki šito krašto dabaigti, kaip sakant, kaip minėjau, pradžiai. Tai žiūrėsiu, kaip seksis ir ką daug neįsitempus, neįsiplėtus, tiesiog aš jums imsiu ir parodysiu, kaip atrodo įsiunėtas visas tas mano plotelis, daugiau vizualiau atrodys geriau ir matysit geriau, kaip sakant, kaip tas plotas mano visas atrodo įsivinėtas. Ir va, kaip matot, štai kaip įsiunėtas plotelis, iš tikrųjų visai neblogai. Kas labai patinka, tai patinka spalvos, žinokit, labai patinka šita dalis. Nu, žinokit, tokios ryškios spalvos, man atrodo, nerealiai jau galiu tikrai pasakyti, tikrai bus gražu ir daug gražiau negu ant tos nuotraukos, tas gal atšvietimas gal ne taip ryškiai atrodo. Bet visuma tame yra, kad ryškiau daug, man atrodo. Gal netgi gražiai tikrai atrodo, žiūrisi spalvos gražiai ir labai smagu, kaip ir minėjau, kad padariau šitą plotą, tai jau šitam daly jau eis jau palangės, jau net nes tas visas paveikslas, karšta kakava, amalas, rankšlastis ir lempa pati, tai jinai ant paties palangės yra padėta, kaip sakant, visas vaizdas, kraštovaizdis, tai žiūrimas pro langą, kaip sakant, pro langinę, galima taip pasakyti. Tai va, kaip visas pats procesas ėjosi, iš tikrųjų, ką galiu pasakyti, ėjosi visai neblogai, gerai gal sakyčiau. Aišku, buvo biškai sudėtingiau, šitoj vietoj buvo daugiau karpimo, šitoj vietoj daugiau karpimo buvo. Realiai visumą sudėjus nebuvo taip stipriai labai sudėtinga, bet jau trupučiuką tikrai buvo ką paveikti, jau buvo biškai ir ką pakarpyti, bet kai mato trupučiuką ir pamėčiau daugiau kryžiukų, tu stengiuosi per daug nemėtyti, nes paskui labai irgi būna tas suvinėjimas biškai sudėtingiau, nes stengiuosi tą kryžiuką irgi padaryti lygesnį, kad neužkambintų kito kryžiuko, tai stengiuosi taip, kad būtų tas plotas tuštesnis labiau, kad gražiau eitųsi suvinėti gultis, kaip sakant. Tai jeigu, tarkim, eičiau šitą dalį suvinėti, tai eičiau nuo šitos dalies ir va taip gražiai. Iš tikrųjų, čia šitoj daly, tai tik tai jau yra vientisi kryžiukai, tai nieko sudėtingo šitam plotui iš tikrųjų. Tai va, toks ir procesas, klaidų, žinoma, klaidų truputį irgi buvo, bet nedidelių ir greitų pastebėjimų tokių, tai irgi labai džiaugiuosi, kad kol kas sekasi su tom procesu. Man tokio tik tiek, kad sakau, 2 savaitę tokia biškai nebuvo tų praleistų, buvo tų dienų biški, tai nieko labai stipriai daug kryžiukų nepavyko padaryti, bet tikiuosi jau stosi savo vėžes ir pavyks daugiau padaryti tų kryžiukų. Tai kad dabar kiek visumą čia plote šitam yra tų kryžiukų padaryti, aš to jums ir pasakysiu. Tėlė. Žiūrim, ką rodys man sagoj programai. Tikiuosi šį kartą trūkdžių nebus. Taigi, žiūrėkime, ką saga parodys. Štai. Kaip matom, karšta kakava. Einam iš karto, paspaudžiam ir žiūrėkim. Taigi viso rodo 3736 kryžiukas. Ir kai matot, paskutinių praeitų metų dieną padariau irgi 500 kryžiukų, kaip sakant. Tai jau šiandien nieko nesivinėjau iš tikrųjų, bent video padariau jums, kaip sakant. Taigi, tai toks, kaip matot, mano procesas, tik tiek dar toks pastebėjimas, kad man su saga biški kažko pastringus jinai, nes anksčiau tikrai leisdavo matyti
per savaitę būtent siuvinėta, antroji savaitė, nes aš pirmoji, kaip savaitę nuo šitos, nuo 17 dienos iki 23 dienos yra siuvinėta. Tai realiai 7 dienas ir buvo. O jau nuo antroji savaitė, tai jau nuo 27 dienos ir, sakau, kaip minėjau, kelias dienas nesiuvinėta buvo. Esmė tame, kad man jau neberodo dalį kryžiukų, o gal ir rodo? Ne, nerodo, tikrai nerodo. Anksčiau rodydavo, būtent per savaitę kiek yra padaryta, dabar nerodo. Gal kažkas pastrigo, aš pasižiūrėjau, kad tikrai pastrigė biškį, man sako, nežinau kaip jums, būtų labai įdomu sužinoti, kaip jums sako, ar veikia, rodo jums tokius, kad kiek padaryta per savaitę kryžiukų leidžia rodyti ar neleidžia. Nes kiek pamenu, man tikrai leisdavo. Taigi, dar vienas toks pastrigusis nuansus yra, sako, kad pastebėjimas, kad man, pavyzdžiui, neleidžia su šito daryti, tarkim, anksčiau leisdavo, bet dabar neleidžia, nes kai padarai, pažymi ir realiai, kai pažymi, automatiškai išsijungia tą sagos programą. Tai labai tikrai įdomu, kodėl čia kas vyksta, atnaujinimų kokių reikia, bet liktis kiek žiūrint atnaujinimų tai nėra, tai nežinau, kodėl būtent man šitaip neleidžia tą. Taigi, tai va, toliau žiūrint tą plotelį, pažiūrėjęs, tai kaip minėjau, uogytės, du pavienius kryžiukus įsiuvinėsiu iš karto, jeigu įsiuvinėčiau, nes trečioji savaitė tikrai norėsiu tavo uogytės įsiuvinėti ir kad vizualiai biškį pradėtų matytis kažkas, tai tikiuosi jau pradės kažkas matytis, kada čia paeisiu daugiau, kad kažkas matytųsi ir daugiau stengsiuosi judėti ties šito pusės link, šitos pusės link pačio krašto, kad įsiuvinėt kažką. Bent tikiuosi, kad pavyks, nes mano planas yra, kad per tas likusias 2 savaitės man pavyks įsiuvinėti visą šitą likusi plotelį ir biškį žinoma toliau, kad būtų, nes norėtųsi, kad matytųsi bent kažkas, jau žiūrėsim, kaip bus. Taigi, tokia mano antroji savaitė. Žiūrėsim, kaip trečioji savaitė eisis, tad iki kito karto, iki kito mano jums pristatymo, kaip man ten sekėsi siuvinėti trečioji savaitė. Tad ate. Taigi, šiandien jau yra 4 savaitė ir daugiau pakalbėsiu jums apie 3 savaitę, kai man sekėsi siuvinėti, kiek pavyko padaryti ir taip toliau. Ir dar ką paminėsiu, kad šitą savaitę yra paskutinė, o gal ir ne paskutinė, nes nežinau, ką man ruletė suks. Taigi, sekmadienį suksim ruletę ir bus viskas aišku, kas man iškris ir ką aš siuvinėsiu kitą savaitę. Tikrai labai bus įdomu. Tai dabar daugiau apie 3 savaitę, kas man pavyko, ką pavyko pasiekti, ką aš norėjau ir kas mane labai džiugina iš tikrųjų, tai tas, kad pasiekiau šitą kraštą. Tai realiai aš jau matau vizualiai visą plotą ir kas mane nustebino, kad jisai realiai gavosi tikrai didesnis. Tai labai mane tas iš tikrųjų džiugina, iš tikrųjų nenuliūdino, bet tiesiog nustebau, nes tikėjaus gal kažkiek bus mažesnis, bet dabar pažiūrės vizualiai, tai atrodo tikrai didesnis paveikslas. Tik tiek, dabar tiesiog nieko nelaukiu, daug parodysiu jums, kaip atrodo siuvinėtas. Štai. Nu va, kai matote visą plotą, štai visas paveikslas. Įsiuvinėtas visas, ne visas įsiuvinėtas, kad čia dabar, o visas plotas padarytas ten, dar biškį čia reikia. Bet esmė jau matome, kaip atrodo tas plotas jau šito paveikslo, tai tikrai atrodo didesnis. Kai minėjau, galvojau, gal mažesnis, gal link tiek, gal mažesnis, bet gavosi didesnis. Bet smagu, džiugina tai, iš tikrųjų mane. Tai ką man pavyko padaryti, iš tikrųjų, tai kampe matysit nuotrauką įmesiu jums.
trečios savaitės, būtent per trečią savaitę, kiek pavyko padaryti, nes jau šiandien padariau kryžiukų 200 su keliais ten vienetais, man tas 202 kryžiukų yra padaryta. Tai realiai, ką man pavyko padaryti, tai nuo čia va taip ėjau ir visą šitą plotelį biškį padariau. Vat. Jau čia yra 202 kryžiukai, man atrodo, kiek prisimenu. O dar, žinoma, šiandien siuvinėsiu ir noriu šiandien padaryti 600 kryžiukų. Tai realiai dabar 200 yra, tai liko padaryti kryžiukų, 400 kryžiukų dar liko padaryti. Tai nedaug, bet pasakyčiau visai. Bet tai po truputį, iki vakaro laiko dar daug yra, tai tikiuosi pavyks padaryti man tos 400 kryžiukų. Tai viso bus šiandien 600. Bus matyti, per daug stipriai nenoriu planuoti, spausti savęs, nes ir turiu turbūt kažkokį traumą, netraumą, čia pasitempimą labiau petį kairė ranką aš siuvinėju, kadangi tai biškis skauda man tą petį, sunku trupučiuką, gal darbe pasitempiau, bet tikiuosi man per daug stipriai nepradės irgi skaudėti. Tai savęs, kaip sakant, ir taip nespaudžiu, kaip sakant, siuvinėjus su malonumu, kaip sakant. Tai va, tiesiog noriu padaryti 600, bet bus matyti, kaip man čia eisi su tuo 600. Bet jau 200 šiandien yra padaryta. Tai va, o visas būtent procesas, klaidų tikrai nebuvo. Smagiai siuvinėjusi, tikrai buvo biškai karpimo, bet tikrai nieko sudėtingo, to tokio karpimo nebuvo, iš tikrųjų. Man gal dar šviesą taip padariau, bet biškai geriau matosi viskas, ne? Tai va, kas patinka, tai jau lapelis matosi, galim jau žiūrėti, jie lapelis jau iš toliau žiūrint, galim pasakyti, kad ir palangė kokia čia, jau lenta kokia bus, liktais taip žiūrėsi, tikrai labai bus gražus paveikslas, tai tikiuosi pavyks šitą savaitę paskutinę su trenksmu užbaigti jį, kaip sakant. Gal ne paskutinę. Taigi dabar paėmus planšetkę visą statistiką parodysiu jums. Tuoj, minutėlę. Štai. Astos schema, karšta kakava. Tikrai kviečiu siuvinėti astos schemas, tikrai nėra ko bijoti, siuvinėtas tos paveikslus iš tikrųjų, jeigu kam yra tikslas tiesiog daryti tuos kryžiukus, tai realiai tikrai pasimėgojimo dėtos kryžiukus tikrai labai super, bet to tik tai kryžiukai, nėra jokių biesų ir taip toliau. Tai tikrai kviečiu prisijungti prie manęs kuo daugiau merginų. Prisidėkit prie manęs ir siuvinėkit astos schemas. Tai va, grįžtam prie progresų, tuoj parodysim progresų. Tikiuosi be jokių trūkdžių bus šį kartą. Kaip matot, 202 kryžiukai šiandien. Ir dar koks yra nuansas toks, iš tikrųjų, kad, ant tiek kartais būna žiopla, kad, nesijuokas, blemba. Čia juk įrodo skaičiukų, kiek yra padaryta viso kryžiukų per kiek dienų. Kiek yra padaryta tų kryžiukų. Nežinau, kokie aš ten buvau, ant kiek buvau ten nusiblaškius, ant tiek, kad nepastebėt būtent šitų skaičiukų. Tai realiai su šita problema, realiai viskas ok iš tikrųjų. Tai labai kas man labai patiko iš tikrųjų. Tai kad vis dėlto rodo viskas gerai čiki-piki. Tai va, judant toliau, 5,95. Tai realiai irgi nedaug liko padaryti tų kryžių, kad būtų 10%, būtų smagu ir pasiekti tą 10%, bet bus labai įdomu, kaip čia man pavyktų su to 10% pavyks. Bus matyti, bet turbūt geriausias variantas man būtų, jeigu už 10% pasiekčiau šitą paveikslą. Taigi, viso yra padaryta 5853 kryžiukai, tai visai jau neblogai, sakyčiau. Ir dar toks vienas nuansas, kaip minėjau, kalbėjau iš tikrųjų, kad nepaimam ant tų plotelių.
tai turbūt nepaima plotelių didelių plotų gali būti. Šitas skaitosi man gan iš tikrųjų visai didelis plotas palyginti, kaip ir didelis, prie didžiųjų tokių plotų eina, bet leidžia. Tai realiai nežinau, kokio vizualio dydžio neleidžia tam tikro, turbūt nes iš karto išmeta man tą sagos programą ir visiškai per naują turiu jungti vėl viską. Tai žodžiu, bent džiaugiuosi, kad leidžia šitokiais plotelėm, apsidžiaugiu, reiškia, irgi viskas ok su to programa vis dėlto. Ir kaip matot, čia yra kaspinėlis, kokį dalį aš siuvinėju. Tai būtent šitą dalį noriu įsiuvinėti. Tai kaip gal jau ir pastebėjot, kad būtent yra 705 šitam plotelį kryžiukų. Tai realiai jeigu, kaip čia pasakyti, tai jeigu grįžus prie savo seno režimo, ne režimo, savo to kryžiukų skaičių per dieną 700 būna, kad padarydavau tikrai ir lengvai, ir greitai iš tikrųjų eidavosi. Iš tikrųjų gal priklauso nuo paties sudėtingumo simbolių išdėstymo schemos iš tikrųjų, bet šiaip būdavo, kad eidavau vis laik padaryti man 705 kryžiukus. Tai labai kas mane džiugindavo, tai realiai čia yra mano dienos tokia norma būdavo. Tai galėčiau pagal visumą pažiūrėjus, kad aš užbaigti visą šitą plotą šiandien galėčiau. Bet, nežinau, žiūrėsiu, kiek čia man bus to laiko, kiek man čia padaryti, bent norėčiau 600. Bet matysim, kaip čia bus, nes liko realiai man dabar padaryti tik tai 400 kryžiukų, kad savo tą padaryčiau norą savo tą tokį 600 kryžiukų, išpildyčiau savo tą norą dienos, kaip sakant. Tai va, bet bus matyti. Tai žiūrėsiu, kaip čia man eisis iš tikrųjų. Nėra sudėtinga šitas plotelis, nieko sunkaus. Bus ką biškį gali pakarpyti, kai kur tikrai yra, kur pakarpyti šitam plotelį, bet per stipriai sudėtingo čia nieko tikrai nėra, žinokit, šitam plotelį. Tai va, mano būtent jums 3 savaitės apžvalga jums, tikiuosi jums patiko. Ir susitiksim jau sekmadienį jau su sakimu pačiu ir su visu jums progreso viso mėnesio, kaip man sekėsi siuvinėti, jau matysim, kaip man kas pavyko, kiek padaryti tų kryžiukų viso. Tai va, daug nesipliupsiu iš tikrųjų, tad susitiksim sekmadienį. Ate. Sveiki, ir ką, štai prabėgo jau 4 savaitės, kaip siuvinėjau šitą paveikslą, karšta kakava astros schema. Ir šiandien, suksim jau ruletę, kai matot kampe jau yra paveikslų pridėta, kurie dalyvauja ir kurie dar tik bus pradėti siuvinėti. Tai tikrai labai laukiu su nekantrumu, ką jinai man šiandien suks. Bet ruletę suksim kiek vėliau, o dabar jums papasakosiu būtent apie šitą paveikslą astros schema, karšta kakava, apibendrinsiu viso mėnesio progresą, kaip sekėsi siuvinėti, ir daugiau papasakosiu 4 savaitės progresą, kai man sekėsi siuvinėti. Tai gal pradėkim nuo pačių skaičių dydį. Tikslas mano buvo padaryti daugiau kryžiukų negu praeitų savaičių. Ar man pavyko šitą tikslą pasiekti? Tai tikrai žinokit pavyko. Aš labai džiaugiuosi savim, didžiuojuosi savim, nes mano tikslas buvo pasiektas, tai ko aš norėjau. Taigi, tai pirmoji savaitė buvo 2281 kryžiukas, antroji savaitė buvo 1455 kryžiukai. Trečioji savaitė buvo 1915 kryžiukų, ketvirtoji savaitė buvo 2677 kryžiukai. Tai tikrai baigiu jį kol kas bent šitą paveikslą su lengvu trenksmu, su daugiau kryžiukų, kas labai patinka.
Atsiminus jo dydį, tai yra 38 centimetrai dydis, kas mane nustebino, kad jis biškį atrodo daug didesnis negu įsivaizdavau, bet čia nėra tame nieko blogo tikrai. Toliau judant aukštis jo yra 51,3 cm. Toliau blendų yra, žinokit, 53. Net nesakiau jums turbūt kiek blendų, kiek spalvų. Tai dabar sakau. Tai blendų yra 53, spalvų yra 46. Tai realiai iš tikrųjų pasakysiu, kad tikrai normaliai. Tikrai yra ką veikti, biškį su siūlais. Aš mėgstu viską, tarkim, organizaciją, viską iškart susiruošti, patogiai pasidaryti, tai biškį užtruko su tais blendais, darimais ir spalvom. Bet tai manęs netrikdo iš tikrųjų, man smagiai mėgaujuosi tuo, kaip sakant, ir su nekantrumu aš ruošiausi šitam paveikslui, laukimu tokiu, kada aš jį pradėsiu siuvinėti. Tai va, kas dar yra su žurnalu? Kas man yra su žurnalu elektroniniu būdu? Aš jį bandau, tai yra tokių biškį minusiukų, tai realiai pasiėmiau dabar juodraštį. Tai pildau realiai į juodraštį ir kol kas dabar taip, o toliau darysiu savo kitokį, kas man tikrai priimtina ir kas patinka, visai bandau, kaip sakant, kol atrasiu savo, tol ir bandysiu, kaip sakant. Tai va, judam toliau, tai ką aš padariau per šitą 4 savaitę, tai realiai dariau kaspinėlį padariau, tą kaspinėlio juostą, biškį nelabai aiškiai matosi jums, nes atspindi, gal taip geriau biškį. Kaspinėlio juostą, patį kaspiną ir omalo lapelį su uoga, biškį čia padariau irgi tą lentą visumą, tai tikrai labai gražiai žiūrisi, smagiai siuvinėjasi, tai tikrai. Tai dabar jums parodysiu būtent, kaip atrodo įsiuvinėtas. Taigi, paimkime. Va, kaip atrodo vizualiai, kas mane stebi, kas seka, matė, kad kelias nuotraukas tikrai įmetu po kelias. Kai man sekėsi siuvinėti šitą paveikslą, tai matysi dabar kiek daugiau truputį. Tai kaip matau, vizualiai atrodo tikrai labai viskas gražiai, ryškiai, aiškiai. Tos detalės, jo ir kaspinėlis čia vizualiai tikrai galima, kad čia yra kaspinėlis, čia jo omalas, lapelis, uoga. Tikrai labai laukiu, kad aš visą užpildysiu visą šakelio omalo. Kada pradėsiu rankšluostį, daugiau palangę padarysiu, tada vizualiai dar gražiau atrodys, tikrai ir ryškiau atrodys, nes visą ryškumą man kas patiks, suteiks tos spalvos raudonos ryškios, man kas patinka, labai gražiai atrodo. Tikrai labai viskas gražiai žiūrisi. Pats procesas ėjosi, žinokit, tikrai nesunkiai, nesudėtingai. Daugiau buvo karpimo šitoj vietoj. Daugiau karpimo gal čia biški buvo, iš tikrųjų šitoj vietoj buvo daugiau karpimo ir dar buvo klaidų biški, klaidų buvo tame, kad aš vienu langeliu toliau padariau, reikėjo vienu arčiau. Tai teko biški partyti šitą vadalį tokį mažytę, tai dar gerai, kad laiku pastebėta iš tikrųjų. Ką aš dar darau, tai jau darau lopinėliais, tai tarkim, sagai programą paima tokį lopinėlį, patį visą kaspinėlį. Tai visą tą kaspinėlį ir įsiuvinėjau, paskui paėmiau visą šitokį lengvą plotą, irgi įsiuvinėjau omalą. Kas labai patinka, tie lopinėliai, man tas lopinėlis paėjimas atrodo kaip vienas mažas pabaigtukas, koks žinokit. Tikrai labai smagu. Bet toks vienas pastebėjimas yra, kad vis dėlto man tą lopinėlį sagoje neleidžia būtent šito paveikslo paimti didesnį daug plotą, kokio norėčiau, o ant kitų paveikslų leidžia iš tikrųjų. Tai labai įdomiai, kai pabandau padaryti tą didesnį plotą, kaip minėjau, man jie išmeta tą sagą programą ir parašo, kad kažkokia klaida yra. Tai tikrai labai įdomu, tai nežinau, gal bandyti reikės kitaip kažką, perdaryti kažką, nežinau, žiūrėsiu, atsisist iš naujo, gal kažkaip bandysiu, nežinau.
Tai va, bent kol kas iš tikrųjų šiaip netrukdo tas mažesnis plotelis paėjimas, kaip ir minėjau, čia kaip mažas pamaitukas gaunasi su tais ploteliais paėjimais. Taigi, tai realiai vizualiai šito ploto, ką siuvinėjau, kur buvo sudėtinga, tai kaip ir minėjau, kaspinėlis, šita dalis, o gal dar biškį čia galim pasakyti, bet žinokit, tikrai nieko sudėtingo nebuvo dar kol kas, tikrai sakyčiau, kad tikrai nėra sudėtingas paveikslas toks, kai palyginčiau su kitais ir sudėtingesnių, kurių turiu tikrai. Tai va, tai toks mano progresas, toks viso mėnesio rezultatas. Dar ko nepaminėjau, tai turbūt nepaminėjau irgi visų skaičių. Tai realiai viso mėnesio skaičius yra 8328 kryžiukai. Viso liko dar kryžiukų, tai 89 952 kryžiukai. Tai tikrai dar yra ką siuvinėti, tikrai bus ką dar veikti. O viso šito paveikslo kryžiukų skaičius yra 98 280. Tai tikrai dar daug, vos dar keli tūkstančiai ir būtų jau 100 000, tai tikrai daug. Paskui toliau judant su procentais, tai procentų yra 8,47 procentai, kas labai irgi džiugina visai neblogai. Šiaip geriausias rezultatas būtų mano, jeigu būtų 10 procentų, bet 8 manau irgi visai neblogai. Ką minėjau, svarbiausia yra tas tikslas pasiektas, ką aš norėjau, kad būtų kryžiukų daug daugiau padaryta negu praeitų savaičių. Tai va, toks mano viso mėnesio šito progreso karštos kakavos astros schemos paveikslas, būtent užbaigimas su lengvu trenksmu, su pasiektu tikslu. Bus matyt, kada aš prie jo vėl prisėsiu. Tikrai yra labai įdomu ir tik priklausys nuo pačios jau ruletės. Taigi, tai ką jau paminėjus ruletę, tai gal prieikime prie žaidimo, to sukimo, kaip sakant. Taigi, patraukime šitą grožybę. Labai iš jo pasilgsiu. Taigi, dabar prieš sukimą gal atsiminkim, kokius paveikslus siuvinėjau. Taigi, karšta kakava, gėlių mergina, labai visi gražūs paveikslai, gėlių mergina, toliau elniai, čia gražiai kažkaip sudėti, va šitai gal sudėkim, kad elniai, rožių puokštė, galima taip gal, rožių puokštė, tulpės. Šitą paveikslą realiai turėčiau greičiau užbaigti, jeigu jį man suktų dažniau, nes čia iš visų šitų paveikslų jisai yra mažiausias. Ne, iš tikrųjų mažiausias. Jeigu iš astros schemos kalbant, tai šitas yra mažiausias, kurį dabar šiuo metu siuvinėju, kaip sakant, judinu, kaip sakant. Toliau šitas paveikslas, kuris dar kol kas nejudintas yra, dar tik, kaip sakant, dar laukia savo eilės. Paskui ne iš astros schemos kažką pavairint pabandyti, tai yra gnomas sniego senis, kaip aš jį vadinu. Toliau, gal biškai, nežinau, patrauksiu, gal čia padėsiu, va tai va. Toliau eina paskui žiema. Ką iš tikrųjų, tai būtų smagu šitą paveikslą siuvinėti, nes už lango jau yra panaši tokia žiema kaip ir šitam paveikslė astros schema. Labai graži žiema iš tikrųjų. Na ką, prisiminėm visus paveikslus, kurie pretenduoja į šį žaidimą, kurie jau yra pradėti. Tai visi šitie yra jau pradėti realiai paveikslai. Tik dar va šitie du nepradėti dar laukiam. Tai labai dabar įdomu bus, ką jinai įsuks mums. Paimkim planšetkę. Pažiūrėkime, ką jinai man išsuks. Labai įdomu. Laukiu nesu kantrumu. Štai. Va kaip.
paveikslas. Vėl ta lempa, kaip minėjau, man nepatinka dantų paveikslo ta lempa. Taigi, štai tai vis tiek atspindi biškį man tą lempą, gal, o taip geriau biškį. Štaigi, kaip matot, gal biškį priartinsim trupučiuką. Ir laukiam. Oi, viskas pabėgo man čia. Taigi, spaudžiam. Va, viskas gerai. Na ką, nieko daug nekalbėsiu, labai daug prikalbėjau iš tikrųjų, manau. Sukim ir matykim, ką jinai man čia suks, ne? Bandom, žiūrim. Jauduliukas yra. Nu, gal smerkt, nežiūrėt, nežinau, bet žiūriu. Na ir negaliu patikėti. Wow. Net šnuks nukrito. Nu ką aš galiu pasakyti, nu smagu. Pradėsim naują darbą, nu. Dar neaišku, kiek aš jį laiko siuvinėsiu, nu kadangi jau čia iš tų nepradėtukų tokių, tai tegu išmeta man daugiau dienų siuvinėti. Gal dar mėnesį suks, kaip manot, kiek čia dienų aš jį siuvinėsiu šitą nuostabų paveikslą. Na, nieko nelauku sukam. Irgi žiūrim, man noras špildys, relėti biškį daugiau į dienų siuvinėti. Tik 2 dienas siuvinėti šitą paveikslą, tai nu ką, reikės kažkaip stengtis padaryti daugiau kryžiukų. Nu, bet bus matyti, žiūrėsim, kaip čia seksis. 2 dienas įsiuvinėsiu. Nu, gerai, bus 2 dienas pasintišku gerai. Na ką va, biškį pajudinsim šitą paveikslą ir matysim, kiek man pavyks padaryti tų kryžiukų. Tai jeigu šiandien ir rytoj padariau, tai gal geriau jau nuo rytojaus pradėsiu, nors įsuko, bet nesiskaitys, man atrodo, kaip šitą dieną dar nesisukau, kaip sakant, tai vis tiek jau vakaras, pastai nuo rytojaus geriau jį pradėsiu jau siuvinėti. Šitą paveikslą, drugelių skrydis, asos schema. Tai ką, tikiuosi jums patiko mano šis video. Spauskim po laiką, tikrai lauksiu ir komentarų. Ačiū jums už palaikymą. Prenumeruokit mano kanalą video, sekit, stebėkit Instagrame, Facebook'e. Kaip sakant, tas atgalinis ryšys irgi labai yra svarbus. Manau, kiekvienai, tai norisi sulaukti ir to irgi atgalinio ryšio, kaip sakant. Tai va, gražios jums savaitės ir iki kito karto. Iki pasimatymo. Ate.